rytas. Keletą dienų nieko nefilminau. Čia pasiėmėm tokį hoteliuką, sakėtai. Pažiūrėkit, toks vaizdas. Wow. Ir čia kieme yra baseinas. Bet šiandien jau išsikraustom iš čia ir varysim į San Francisco. Oh my god. Kaip šilta. Čia kiam laipsnių vanduo šitam yra. Šitas viešbutis yra pigiausias ir man pats geriausias, kokį buvom, kada pasiėmė šitoj kelionėj. Labas rytas, labas rytelis. Keliamės. Atsikelk ir tu, iki vasaros liko tiek nedaug laiko, keletą egzaminų išlaikyti ir viskas. Jautiesi, kad dar šiek tiek trūksta, kad egzaminą išlaikytum puikiai. Nueik į mokosi.lt, pasirink dalyką, kuris tau sekasi šiek tiek sunkiau, pasiimsi keletą pamokų. Visos pamokos vyksta online, tai iš namų niekur išeiti nereikės. Su kodu TLZN dar gausi 10% nuolaidą. Ten susirinkę profesionalūs mokytojai, kurie tau tiksliai viską paaiškins, ko tu dar nesupranti, ir į egzaminą galėsi eiti be jaudulio ir išlaikysi daug geriau, negu dabar tau atrodo. Mokosi.lt, nuorodą palieku description'e. Paliekam savo gražų miestelį, 2 valandas važiuoti iki oro uosto, reikia dar užpilti kuro, palikti mašiną, paliksim dar lagaminus tokiai vietai ir skrisim 4 dienom pabūt į San Francisco. Only in America! Veža namus autostradoje. Žiūrėjau, vienas namas ir antras namas. Ne, čia yra vienas namas, nes tiesiog reikia sujungti. Ai, sujungti ir bus tada vienas? Klausyk, tai kur kraustais? Tai kitą čia miestą. Ai, tai namą pasistatėjai? Ne, tai šitą vežuos. Kadangi prisipirkom čia Amerikoje visokio šmučkio ir nebetelpa niekas, tai atvarėm į tokią kaip Humaną ir nusipirksim dabar lagaminą didelį už $15. Ir dar gera firma Samsonai. Nu. Toks lagaminioksas už 15. What do you mean? Dabar lagaminas į lagaminą. Čia dar tilps kažkas tau. Pala, šitą noriu. Palauk, tuoj. Tai kur tu dėsi? $12 kainavo lagaminas, nes dar studentų nuolaida. Šio. Tai šitus 2 lagaminus paliekam čia tokioj saugykloj 4 dienom. Čia nereikės mums, tikiuosi. Tiesiog tokia sistema ir viešbučiai pasiema tipo tą sistemą ir tiesiog tada atvarai viešbutį palikt lagaminą savo. Tai va, ir dabar nereik mums tų lagaminų nešiotis. Į skrydį pasiimt lagaminą kainavo daug brangiau negu tiesiog palikti, tai mes dabar galim keliauti tiesiog su kuprinėm ir kuprinė gali sverti 5 kg, kas yra žiauriai mažai, bet kažkaip bandysim čia. Bandysim kažkaip nuhackinti šitą sistemą. Dar atvažiavom gražinti mūsų rental American car. Dodge Challenger. Šiaip, visai smagu buvo su juo važinėti. Paskutinį kartą užgesinu. Viskas. Bye bye car. Blemba langus pamiršau. Kai sakiau paskutinį kartą, melavau. Viso gero. Dabar į oro uostą su busiuku. Čia, jeigu nepasilieki laiko, tai gali taip lengvai pramisinti skrydį, nes čia belia koks kamštis jau oro uostas. Jo. Ok, turim tiketus. Mūsų skrydis truks 1,5 valandas, o iki skrydžio laukti gal 2,5. Tai mes tiesiog ilgiau laukiam, negu skrysim. Bet tai mes pasidarom darbus. Pasidarom darbus, jo. Pasinuomojam mašiną. Mašiną. Viešbutį pasiėmum. Viešbutį. Tiek dėl tų kuprinių panikavau ir aš niekur nieko netikrinau. 100 kartų daugiau daiktų galėjau pasiimti. Bet ar reikia? Nereikia. O pirmiausia, čia net toks cheap skrydis ir vis tiek yra ekranai. Mes skridom 6 valandas iš New Yorko ir leit nebuvo nei pasikrauti, nei teliko. Neturėjom sneksų, neturėjom vandens, dabar turim teliką, sneksų, vandens. Ir čia yra 1,5 valandas skrydis, kurį pirkom vakar ir jisai kainavo 50 €. Vienam su teliku. Čia net yra Bluetooth'as ir gali prisijungti savo Bluetooth'inės ausinės. 1,5 valandas skrydis, mes skridom iš Vilniaus į New Yorką, 8 valandas nebuvo Bluetooth, reikia laidą turėti. Mes kaip visą laiką paskutiniai iš lėktuvo sudėjimą. O va, business class didesnį monitorių turi. Bye, thank you. Skrydis gal ir trumpas, bet visa kelionė vis tiek ilga gauna. Ok, mašiną turim. Kažkokį Nissaną nuomaus biudžetinį. Davė Toyota. Yes, sir. Žiūrė, mašina
turi belekiek daug kamerų aplinkui ir be vairuotojo. Man atrodo, čia yra taksas, kuris be vairuotojo važiuoja. Ir tiesiog tu sėdi gale ir čia nieko nėra, ir vairas sukiojasi. Wow. Norės pabandyti? Nežinau, gal ir bairis. Wow. Mes šitą kelionį pastovi gaunam upgrade'ą nemokamą ir tiesiog būna 2 didelės lovos vietoj vienos. Bet čia nėra upgrade'ą. Čia gali pasikviesti Hebros, tipo. Bet pažiūrėk kokią plazmą! Plazmą kokią didžiulę! Visur geri telikai. Visur geri telikai. O šiaip Lietuvoje gal kas yra? Tai lievi telikai. Va tokio dydžio. Viešbučiuose, Europoje, visur, jo. O čia amerikonai mėgsta telikus didelius. Toliukas fainas, toks biški kaip viešas atrodo. Tikrai kaip viešas, nes viešuose tuolikuose va taip. Va, yra ir room servisas. Toj kaip šausiu sumuštinį. Žiūrėk, kas dar yra. Cannabis delivery. Jam, kambarį. Šaldytuvą, tai girdžiu, kad jau reiks traukt lauk. Iš rozetės. Net nešvečia. Kai traktorius dirba. Miški tą komodą. Opa. Kuris šaldytuvo yra? O, čia, sutvarkyta. Labas rytas. Varom. O, amerikanski bairiai. Šiaip. Šilta. Ne taip šilta, kaip ten buvo, bet visai šilta. Va, mūsų šitas apgyvendinimas vadinosi La Luna INN. Biudžetinis variantas toks. Dėma, pusę metų gyveno Lisabonui, tai šitas San Francisco miestas žiauriai primena Portugalijos Lisaboną. Ir toks pats yra raudonas tiltas. Ir namai tada tokia mažytai visai palyginus su žvėjo alėjų. Jo. Irgi tenai tokie mažo dydžio. Ir matai visi yra visokie tokie žikravruotintiniai, kai ten kažkas, tai ten irgi taip pat. Pusryčiai. Šį kartą taip sveikiau sugalvojom pavalgyti. Jau biškai užklusa tie burgeriai. Žiūrėjau, toksai Subaru. Ir yra lipdukas ant lango Sangoko. Ir eini. Ir keičias plaukų spalvos. What the hell, kietai kaip. Vyktų koks baisus. Vakar jau buvo Helovynas, šiandien visi nupuošinėja savo namus. Čia dar nenupuošinėja, bet žiūrėkit, 3 metrų skeletonas kieme tiesiog. O, šikšnosparnė. Kaip visi kaldaunės rimtai. Ir galės dar įsiskleist nuo judesio. Eini. Priėjom prie vandens. Ženklai įspėja apie tsunami, atsargiai, kad tsunamis gali ateiti. Wow, garsusis San Francisco tiltas. Gal tokia istorija? Gal ne? Gal. Kad labai iš arti aš. Toks pats yra ir Lisabonai, Portugalijoje. Ne toks pat lygiai, bet ten tas pats architektas padarė. Kuris pirmas buvo, šitas ar tas? Šiaip čia visur tokios Marios, Nidų Marios vaibas. Čia tas čili pizza, tenai jachtas priparkuotas. O čia, va, žiūrėk, yra kalėjimas ir sėdėjo Al Capone. Tenai, jo? Tai šiaip tenai žiaurus kalėjimas buvo. Tai tenais pats žiauriausias Amerikos kalėjimas, 29 metus veikia ir jį uždarė po to. Tenais buvo neįmanoma pabėgti, kas bandė pabėgti, tai arba nuskęsdavo, arba jos nušaldavo. Žiūrė, toksai konkoriai. Bum! Tavo smegenų dydžio. Jo, panašiai. Čia labai dažnai vagia iš mašinų daiktus, tai net yra ženklai. Mačiau netgi tik tokia, kad taip dažnai vagia iš mašinų daiktus, tiesiog išdaužia langą ir kažką pavogia. Tai žmonės tiesiog palieka atidarytas bagažinės, tiesiog parodyti, kad nėra mašinų jokių daiktų, prašau tik neišdaužkit mano lango. Tai ir duris viską palieka. Jo. Ir va, pavyzdžiui, Tesla palikta, nulenktos visos galinės sėdynės ir matosi, kad nieko nėra viduje. Ir nieks nieko viduje nepalikinėja. Nu, arba čia dabar praėjom ir sutapimas, bet, nu, manau, kad ne. Vėl šitas be vairuotojo. Ir sėdi tiesiog prieki, bičas. Kaip šitą užsisakyti, aš noriu pabandyti. Tokia spalva, tokie ratai. Crazy. Įdomu, kaip atrodo, kai važiuoja. Wow. Tokie ratai. Kažkur vaikštam vapšė, nėra žmonių, atrodo. Čia va, kur juoda siena buvo Burger Kingas anksčiau. Užsidarė. Sakė, kad čia daug šopų užsidarė dėl to, kad žmonės vagia visur. Mižalai smirda visur. Ta pusė, kur tiltas buvo geresnė. O čia tipo Main Street. Arba mes kažką nežinom, arba čia taip jau yra. Čia atsiradom tokiam parke. Tipo parkas, fainai. Matosi visas miestas tenai. Ir parke yra teniso kortas. Pažiūrėk, ir toksai clean visai, geras.
Ir tada žaidi ir ten va matosi visas miestas. Jeigu permuši kamuoliuką, tai galėjau su juo atsisveikinti. Ten stovėjau per tvorą, filmavau tą teniso kortą, atėjo bičas ir tiesiog atidarė vartus ir įėjo į vidų. Kas kiek miestų buvom Amerikoje, tai visose buvom užsukę į Chinatown. Tai čia neišimtis irgi atvarėm. Šiaip žiauriai kietai. Ir čia kol kas smagiausia šito miesto dalis, nes visur, tas paplūdimys nieko buvo kur sutiltų ir dabar čia, nes toks šurmuliukas jaučiasi. San Franciske yra bele kiek daug Teslų. Taip važiuoja ir kiekvienoje gatvėje po 3-4 taip stovi priparkuoti. Bele kiek daug. Populiariausia mašina čia yra. Toksai bankas, vidury normalių pastatų. Bankas. Toksai naifų šopas. O karambitas. Važiuoja grūtas. Grūtas. Tesla. Tokie va traukinukai stoja, žmonės įlipa ir veža į kalną. Kalnas tai bele kokio statumo. Ir, aišku, Tesla. Galvoju, norėčiau tokios va skulptūros namo. 26 $500. Nebenoriu. Nu čia kietų yra, bet negalima fotkinti, tai filmuosiu trumpam ir viskas. Pradžiai buvo įdomu, bet dabar čia ant kiekvieno kampo tos pačios galerijos, kur visur tokios pačios skulptūros ir tie patys paveikslai. Esam realiai nepratę prie tokių kalnų. Aš buvau pratus ir atpratau. Wow. Atvarėm pažiūrėti saulėlydžio. Wow. Pažiūrėk. Ir aišku Tesla. Čia yra vieta, kur žmonės pirmą kartą pasibučiuoja. Gerai, kad atvarėm pažiūrėti, o nevarėm namo miegot, nes tingim. Nu va, priėjom. Saulėlydis, tiltas, merga ir aišku Tesla. Ko čia yra daugiausiai, tai Tesla. Va, mašinas gabena jau iš Koparto į Lietuvą. Aš nesprantu, kaip šitoje vietoje nėra daugiau žmonių. Čia mes dviesi esam, kurio fotkinamės. Gal nežino, čia slapta vieta? Va, kaip per TikToką. Nu, tai aišku. Saulė nusileido beveik, Tesla. Ir manau, kad galim jau varyti kamparį. Atvarėm į technologijų sostinę Silicon Valley, Silicio slėnį. Pirma mūsų stotelė šiandien Apple Headquarters. Wow. Nuo kokių 12 metų mano svajonė čia buvo atvaryti, nors net nebuvo šito pastato dar. Va ten už tų medžių yra tas jų pagrindinis ofisas apvalus. O mes čia esam tiesiog Visitors parke. O čia toks stiklinis pastatas. Žiūrėkit, tai yra tipo visos Apple ofiso šito erdvės maketas. Ir jis toksai pilkas. O dabar, va, matosi tikras vaizdas su medžiais. Žiūrėk, yra kašio kortai. Ir dar gali pažiūrėti, kaip atrodo naktį ir dieną. Wow. Va, žiūrėk, parkingas. O, per arti. Kietai. Ir va šitas ofisas visas apvalus yra va ten. Jo, visur ant stogo yra saulės baterijos ir visą energiją beveik gauna iš tų saulės baterijų. Va, iš čia matosi tas. Čia darbuotojus pasiema autikas, o tenai visas tas pastatas. O įdomu, Tim Cookas sėdi ten kažkur? Šitą pastatą Steve Jobsas sugalvojo, bet nespėjo jo pamatyti užbaigto, nes statybos ilgai truko 8 metus. Ten M2 dar nuvažiavo, baisus. O jau čia, žinokit, Teslų kiek daug. Čia mes važiavom valandą laiko nuo San Francisco, tai 100 Teslų mačiau, tai tiksliai. Nu va, ką aš jums sakau? Ką sakau? Varom dabar į Google. Mes biškai apsirengę tokia kaip į laboratoriją, eitumėm, kad gal netyčia įleistų mus į kokią nors tech laboratoriją čia. Va, tokį nenori? Kėti Google baikai. Pagrindinis Google pastatas, į kurį negalim užeiti. Na. Pažiūrėk. Overytė bare. Opa, kokį šoko. Opa. Parkour. Nusivyjo, apšėdų bėgo. Oh my god. Ir aišku, Teslos. Va, šitas rodo Android Lollipop, o tas atspindi Android Jelly Bean. Štai čia Androido versijos. Nežinau, bet tu žinai taip patinka. Vėl belė kokio dydžio konkorėžis. Oh my god, atrodo fake. Galiu pasiimti. Čia kai nuo medžio kristų toks, kai duotų į galvą. Jo, majo. Damidžo kiek būtų daug. Jaučiu 2 širdutės nuimtų iš karto.
Čia tikrai plastikinis. Mūsų apgavo. Atvarėm pavalgėt. Aštru. Kalmariukai. Čia su krabo mėsa. Labai įdomiai makaronai su šaukštu. Nori? Išėjom iš restiko, Dievo paliko telefoną. Dabar klausimas, ar mes jį rasim? Eina telefoną ieškot. Buvo ant kėdės, kur ir buvo. Žiūrėkit, tenai debesis toks. Tiesiog žiauriai keista, norėjau parodyti. Tu lam kokią gatvę statyti. Oh my god, ir pažiūrėk. Oh my god, oh my god, oh my god. Pažiūrėk. O nesimato tilto. Mane filmako ir vaizdą. Pažiūrėk, kokią gatvę statyti dar. Kokios stačios čia gatvės. Ir priparkavo visi. Ir atrodo mašina šonu priparkuota. Tai galėtum ateiti, va taip pakeltiškai ir nurėdėtų visą mašiną. Važiuojam į stačiausią gatvę San Franciske. O žiūrėk, jisai užstrigo tenai. Stačiausią gatvę San Franciske. Pažiūrėk, viskas matosi. Wow. Kas wow? Nu, stačiausią gatvę. Pažiūrėk, žmonės čia sėdi, filmuoja. Kažkaip nėra labai. Nėra labai. Nes dėl to, kad posūkiai tokia padaryti. Būtų taip, būtų insane. Realiai atrodo, kad ant sienos važiuoja. Nežinau, per kamerą taip neatrodo. Va, važiuojam viršų, atrodo, kad gulim. Vėl su mechanu, tai čia būtų bėdų. Ko jis pipsina? Čia kur ką tik rodžiau tą debesį iš mašinos, tai dabar mes atvažiavom į tą debesį, esam realiai debesį. Va čia eina tiltas ir tiesiog pranyksta rūke. Ir dar kažkoks laivas plaukia, toli tik tai girdisi, bet nesimato. Wow! Gerai, kad bet dabar čia ateina. Yeah. Boom. Va, tiltas iš čia turėtų matytis va taip, o atrodo va šitaip. Nu čia gal biškai geriau matos. Nesprantu, kad čia per garsą darau kaip laivas, bet laivo nėra. Žogas gatvėse, bet gatvės printintos ant kilimų. Šiaip buvęs dileris, bet kortas jų jo tik dilino. Kileris baisus, matytum kaip Minecraftą kilino. Rajone jis rimčiausias, nemačiau be meo vanilinio. Esame po San Francisko tiltu. Virš mūsų važiuoja kokia 1000 mašinų dabar. Ir viskas vyksta debesy. Tauri kreidė. Šiandien jau iš San Francisko išvažiuojam. Tai toks buvo mūsų San Francisko vlogas. Su jumis buvo Deimantė Pajėdaitė. Prenumeruokit šitą kanalą. Ir dar buvo aš, Aristal Žūnas. Kitas video rytoj arba rytoj. Iki.